Sveiki, čia Stogų remontas ir aš Dalius Dijokas. Problema yra šis kaminas. Kadangi jis buvo be kepurės, todėl lietaus vanduo išplovė visas siūles, plytos visas laisvas, štai kaip jos juda. Visas laisvas. Mūsų užduotis permūryti, sutvirtinti ir uždėti kepurę, kad daugiau neišplautų. Ir būtų stabiliai ir nekeltų grėsmės gyventojams. Nes čia tas kaminas stovi ant pat stogo krašto. Čia yra gyventojų, ten ypač va ten iškart po apačia yra duris, ten vaikšto žmonės, vaikai vaikšto, net su vežimėliu, su mažais vaikais važinėja. Todėl tokie dalykai turi būti saugus. Štai ir va ant pat krašto visus plytos taip pat laisvas. Tai laiko klausimas, kada vėjas gali nupūsti. Senamiesty visada trūksta vietos. Bromą įvažiuoti sunku, kur mašiną pastatyti nėra. Keltis visaip va per balkonus, aukščiausiai. Nu, toks gyvenimas senamiesty. Aišku, čia užsilipimas nelengvas, bet pasidarėme va tokius liptelius, su kuriais vaikštum per stogo dangą, kad nesulankstyti ir nesubraižyti. O ypač dirbant su plytomis, su skiediniais, va šitokie, čia negalima vaikščioti ant stogo dangos, nes va šitokie visokie dalykai, jeigu ant jų užlipi, tai čia kaip švitrinis popierius, visą paviršių galima pažeisti ir dažus ir cinką. Todėl va šitokie lepteliai visokie prie kaminų reikalingi. Ypač mūrimo darbuose. Tai prasideda mūrimo darbai, padrėkinam paviršių, kad gerai sukiptų. Košės. Aišku, nesame mes labai specializuoti tokie kažkokie mūrininkai, bet vat tokius nedidelius darbus tikrai sugebame padaryti ir sutvirtinti. Taip. O, imsim sekančią plytą ir dėsim toliau. Taip. Padrėkinam paviršius, kad gerai sukiptų. Štai baigėm mūrit. Permūrėjom 2-3 eilės beveik. Iš tos pusės dar papildomai ir iš tos pusės ir iš čia. Ir iš čia aptinkuosim. Tas visas sustiprės kaminas ir daugiau tikrai čia kokie 10-20 ar kiek tų metų jis laikys ir nebirės, ir plytos nebirės nieko. Dabar tvarkom šitą kaminą, po to kaimynams darysim stogo renovaciją. Aišku, tas stogelis nedidelis toks. Čia iki 30 kvadratų. Bet irgi vat, visos čerpės jau suirusios korozija. Kamino remontas baigtas. Sumūrėjom plytas, aptinkavom jas, padarėm kepurę su nuolydžiu ir su stogeliais, kad į vidų nelytų vanduo. Toliau pritvirtinom, kadangi su perforatorium čia viršutinės eilės tvirtinti negalim, nes nuo vibracijos plytos išsijudins, padarėm tokias atatampas, jas susėjom su sijonu ir su kepurė, dabar 100% niekada gyvenime nenupūs, jokios vibracijos nebus, laikysis konkrečiai. Taip pat ir kitoj pusėje pritvirtinom taip pat va tokias juostas ant varžto, jau garantuotai visus vėjus atlaikys. Taip ir vanduo į vidų nebėgs. Čia yra nuolydis į vieną šoną, į kitą šoną. Todėl per tuos įkirpimus, per kraštus jau nebėgs.